oro judėjimas ir drėgmė yra tikriausiai pagrindinės sąlygos, kurios susijusios su ne tik medinių, bet aš manau, kad ypatingai medinių namų, tokių blogos situacijos susidarimas, kai susidaro pelėsis, kai atsiranda sąlygos jiem veistis, daugintis ir gadinti tą medieną. Tai vienas iš skirtumų medinių namų, lyginant su mūru, su betonu, su kitais, kad vis tik pelėsis maistas yra mediena. Ne tik tai jų gyvenimo vieta, kur, sakysim, kalbant apie tinką, apie kitas sakytas struktūras, sakysim, netgi pelėsis kitą kartą galima susidaryti ir ant veidrodžio, kuriam tikrai nėra kur tenai prisikabinti, apsigyventi. Bet mes matėme ir stiklo apipilėjusio ir viską, jisai tikriausiai randa ten kažkokios tai savo terpės pagyventi. Bet jeigu žiūrim kalbam apie medieną, tai ten jau yra idealios sąlygos, nes turi ir gerą vietą gyventi, šiltą vietą ir dar gali maitintis, bent jau kiek aš žinau, kiek iš mano ten susidūrė su tais dalykais, tai netgi yra pelėsių, kurie kuriasi savo tinkamas sąlygas naudodami medieną ir pasidaro netgi tuos savo drėgmės tokius lokalius židinius tam, kad jie galėtų toliau veistis netgi tuo atveju, kai tos drėgmės yra sumažėję. Vėlgi, lyginant su kitom konstrukcijom, tikriausiai akivaizdu, kad jeigu yra pelėsiniai pažeidimai, tai medienai yra labiausiai negrįžtami, sunkiausiai panaikinami ir daugiausiai besivystantys. Jeigu mes kažkokį tai tinką galim ten dezinfekuoti, pakaitinti, nudeginti kažko tai dar kažką, tai šitoje vietoje kalbėti apie medieną jau tikriausiai tokių mes priemonių netaikysim. Ir ten yra jau daugiau galbūt chemija, kiti dalykai, o negrįžtamumas taip pat yra gerokai didesnis. Na ir kaip jau minėjau, jeigu kitose konstrukcijose gerai sutvarkius aplinką, sumažinus drėgmės kiekį, ar įrengus teisingą vėdinimą, oro srautus, nes jie, kai žinau, tai pelėsiai irgi labai nemėgsta skersvėjų, daugiau negu žmonės netgi, tai kitose konstrukcijose ta situacija gerėja daug greičiau negu medinėse. Mediena vis tiek yra ypatingai turinti tą biologinę savo kilmę, kurioje yra drėgmės kaupimasis toks ilgalaikis, jis sunkiau iš jos išimti tą drėgmę, jeigu jos tenai susikaupė. Aš apžvelgsiu visus tos variantus, kaip susidaro ta drėgmė pastatuose, bet kai kurie dalykai yra akivaizdūs. Tai yra visokie pažeidimai. Tai yra ir išorinių konstrukcijų pažeidimai, lietaus nuvedimo sistema, kanalizacijos sistemos, vandentiekio sistemos ir visa kita, tai yra dažniausiai tikriausiai šaltiniai ir labai rimtų pažaidų. Nors dažnai atrodo, kad čia pas mus tik lietus iš lauko lyja, bet kokie pažeidimai apskardinimų, dangų, viską, jie praleidžia, kad ir nedidelius kiekius tos drėgmės, mes kitą kartą nelabai matome nei iš išorės, kur jinai ten primigruoja, patenka, tačiau šitos priežastys yra vienas iš dažniausių, didžiausias tos situacijas atsirasti pelėsiams sukeliančios tiek ir kalbant apie pamatus, pamatų ir sienų jungtys. Na, bet čia tikriausiai nėra reikalo labai šitoj kontekste šitos temos, nes, principai jau reikia sutvarkyti, tai turi pastato priežiūrą, užtikrinti tuos dalykus, kad taip nebūtų. Toliau apie garų izoliacijos situaciją. Jinai labai panašiai bet kurią kitą, tačiau jeigu mes atitraukiam kažkiek tai už kažkokios tai šiluminės varždos, padedam kitas konstrukcijas, tai kad tai vaizdu, kad ten gali atsirasti drėgmės kaupimasis. Na, jau kalbėjau apie vėdinimą, kad vis tik patalpose drėgmės dažniausiai yra visada daugiau negu išorėje. Mes kalbam apie tą santykinį drėgnumą, taip, tai yra atvirkščias dalykas. Bet jeigu kalbam apie koncentraciją, kuri dažnai moksliniuose tyrimuose, skaičiavimuose išreiškiama dalinių vandens garų slėgių, bet yra lygiai taip pat koncentracija, matuojama gramais kubinę metrą, gramais kilogramą, kaip jūs norit, tai patalpose, jeigu jos nėra kiaurai prapučiamos ir specialiai džiovinamos, visą laiką yra daugiau drėgmės. Kai jau aiškindavau studentam, kad jie nesuklystų, sakydavau, kad kur eina garai, ar į puodą, ar iš puodo. Tai visą laiką garai eina iš puodo. Tai ir taip iš šiltos į šaltą pusę garai beveik statybiniai stacijoje, tikriausiai 99% garų judėjimo kryptis yra iš vidaus į išorę. Eidami į lauką jie vėsta, paskui biškį parodysiu schemą apie tą, irgi čia dalinai papasakoju apie tą koncentracijos kitimą, ten jie kaupiasi. Susikaupę tokiuose uždarose erdvėse, kaip apšiltinimas iš vidaus, kai nėra įdėtos garų izoliacijos, jie tampa labai didelios sąlygos. Tai yra padidėjus drėgmė,
ir praktiškai nėra oro judėjimų. Jokių skersvėjų, jokių tenai prapūtimų arba kažkokių tai kitokių oro judėjimų ir ten sąlygos idealios. Jos gali tai būti tiek grindyse, tiek lubose, tiek sienose. Tai čia kalbėjom irgi apie šitą renovacijos būtent tematikoje, tai garų izoliacijoje atskira būtų tema, bet principe turi būti ta atitverta ne tik tai oro judėjimas, ką mes kalbam apie pastato sandarumą, bet ir garų judėjimas. Garai turi būti pašalinti per vėdinimo sistemą. Tie visi kalbos apie kvėpavimus, jas yra ištrauktos iš konteksto, pateisint vienų ar kitų medžiagų privalumus vienas prieš kitus, tačiau niekas nekvėpuoja. Kvėpuoja žmonės, gyvūnai, o pastatai gali būti kiauri, gali būti sandarūs ir tie du žodžiai taikomi tiek orui, tiek ir vandens garam, kai kada ir abiem kartu. Kitas dalykas, kur atsiranda drėgmė konstrukcijose, tai yra tas pats sandarumas. Ir ypatingai, jeigu mes turim gerą garų izoliaciją iš vidaus, mes teisingai padarėm, bet lauko sienose įdėjom kokį tai vamzdį, įdėjom razetę, dar kažką tai, ir toj vietoje mes neužsandarinom to mūsų įtaiso įdėto, ir jeigu pro jį galės oras migruoti į konstrukciją, jisai ten auš ir paliks dalį drėgmės. Per kiek laiko čia biškį jau greičiau darosi netgi negu su paprasta garų perdavimu per atitvaras, nes jos visi būna nudažytos, būna kažkaip tai standarintos ir ten tas procesas yra lėtas. Čia, jeigu mes turim vieną kitą tokią kiaurą vietą, per jį praeina pakankamai dideli oro kiekiai ir iš to oro kiekio susikondensuoja drėgmė ir ten kaupiasi. Čia gal tas oro srautas, oro judėjimas šiek tiek trukdo gyventi ir veisis tam pelėsi daugiau negu konstrukcijose prieš tai kalbėtųsi, tačiau gali būti, ypatingai jeigu ten kokios yra intarpai ar kitokio tankesnio medžio, ar kažkokio tai metalo, ar mūro, ar dar kažko, tai kas yra greičiau atšalantis, atvėstantis arba turintis kontaktą su išorė. Ten tikrai gali labai smarkiai kauptis drėgmė. Dabar kalbant apie drėkinimą. Su drėkinimu yra paprastai gyvenamose patalpose ne problemos. Jeigu, kaip minėjau, jisai yra normaliai eksploatuojamas, yra pakankamai sandarus ir normaliai šildomas. Paprastai gyvenamose patalpose pagrindinė problema yra per didelis drėgmės kiekis. Jeigu tai mes turim normaliai vėdinamas patalpas, sakysim, kalbam apie norminius oro kiekius, kurie reikalingi žmogui kvėpuoti, tai jie yra gerokai mažesni, negu reikalinga pakeisti orą, kai pas mus yra daug gyvūnų, gyvūnai, žmonės, augalai, maisto ruošimas, virimas, jeigu dar džiovinimas kalbinių, jeigu dar kažkokie kiti dalykai, pas mus dažniausiai drėgmės yra per daug. Ją reikia kažkaip tai suvaldyti. Geresnis variantas yra tas, kad mes ją turim kažkaip tai lokalizuoti, tai yra ar mažinti jos įsiskyrimus, arba lokaliai paimti ir išmesti. Tai yra gartraukiai, tai yra kiti dalykai, kurie veikia santykinai su visų pastato eksploataciniu laiku labai trumpą laiką. Jų veikimo metu, aišku, mes neturim nei šilumos, nei kitos ekonomijos, bet mes susitvarkom per tą trumpą laiką su drėgmės kiekiu, mes jį normaliai suvaldom ir tada nesiranda tos kitos sąlygos, kaip, pavyzdžiui, ten pelėsių atsiradimas dėl per didelės drėgmės. Tai va, tai čia dažniausiai atvejis. Paprastai mes skaičiavom vieną sykį tokį teorinį dalyką, kad jeigu 5 asmenų šeima per parą maždaug bute, kur yra, vidutiniškai buvom tas ten augalų kiekis, maisto ruošimas, ten dar kažkas, tai taip toks preliminarus labai apytikris, apie 15 litrų vandens generuoja. Tai yra neskaitant to, kad dar kažkur tai patenka galbūt iš kokios vonios ten garai ir dar kažkur dar. Paprasčiausiai dėl veiklos, dėl kvėpavimo, iškvėpimos oras, kai buvo priimta šiek tiek maisto ruošimas, šiek tiek dar kažkas. Tai nemaži kiekiai ir tas turi būti išmetamas. Aišku, jeigu prisimenat, kurie gyvenot iki 90 kokių tų metų daugiabučiuose, kur ten būdavo kiauras namas visas ir pastoviai radiatoriai karšti, tai čia yra jau ne ta kita problema, paprasčiausiai labai smarkiai keitėsi oras. Jeigu mes normaliai, sakysim, žiūrim tas, koks turėtų būti, tai pas mus, kai pradėjo užsieniečiai važiuoti čia kokiais 92-94 metais, jie stebėjasi.
Jūsų, sako, namai pastatyti taip, kad pas jūs nereikia vėdinimo sistemos. Netgi esant normaliom sąlygom 3-5 metrai per sekundę vėjo greičiai, pas mus tiek oras pasikeisdavo, kad mums užtekdavo ir kvėpuoti, ir pašalinti drėgmę ir viską. Bet bėda prasidėdavo tada, kai pas mus būdavo 15 metrų per sekundę greitis. Tada mums 7 kartus maždaug daugiau pakeisdavo oro, negu reikia žmogui kvėpuoti, pašalinti drėgmę ir visą kitą. Už tai pas mus džiūdavo, visi pirkdavo tuos drėkintuvus, kabindavo ant radiatorių ir bandydavo kompensuoti. Nevaldoma sistema paprasčiausiai ir viskas. Tai va, tai šitoj vietoje tikrai daugumoje namų yra labai toks geras variantas, tai suvaldyta drėgmės kaupimosi patalpoje, bendrai patalpos ore, naudojant, sakysim, tas lokalius įrenginius arba kitaip galvojant, kaip apribota drėgmės įsiskyrimą. Yra galima tiek natūralaus vėdinimo sistema, tiek ir mechaninio vėdinimo sistema. Jeigu mechaninio vėdinimo, tai būtinai su rekuperacija, nes paprastas oro vaikymas pirmyn ir atgal be jo dalies susigrąžinimo šilumos arba kitų parametrų valdymo yra nelabai naudingas. Gyvenamoji statyba beveik nenaudojamas, tai tie visi dalykai yra naudojami. Jeigu kalbam natūralaus vėdinimo sistemą, tai žmogus pagrindinis oro sistemos valdytojas. Netgi nėra niekur jokiam reglamente parašyta, kad vėdinimo sistemos dalis negali būti varstomas langas. Yra moksliniai straipsniai daromi, yra viskas daromi scenarijai, kaip varstant langą užtikrinti netgi mokyklų klasių oro kaitą. Aišku, turi būti ne vien varstomas langas, turi būti varstomas langas ir kažkur tai priešingoje pusėje oro pašalinimo sistema, kuri veikia vadinamų kamino efektų ir tas visas dalykas yra taip pat galima padaryti, tie dalykai yra įmanomi. Tai nėra komfortiškas dalykas, tai kažkam tai reikia turėti įsipareigojimų, energinio požiūrių tai laikoma mažiau efektyvi sistema negu mechaninė vėdinimo sistema su rekuperacija, bet jinai galima ir kuo toliau, tuo daugiau, ypač, sakysime, Europos šalyse, tokia tendencija, kad jeigu nėra aplinkos triukšmo, jeigu nėra aplinkos taršos, tai yra dulkių ten visokių kitokių dalykų, tai privalumą teikia netgi mažiau efektyviai sistemai, bet natūralaus vėdinimo ir tą žmogaus įtaką, tą žmogaus atidarymą, mikroventiliacijos įjungimą, viską, jie bando kompensuoti mechanizuotom sistemom. Tai yra kažkoks daviklis to, gyvenamosios patalpoje beveik be išimties drėgmės davikliai, komerciniai, mokyklos, ligoninės, studijų pastatai, biurų pastatai dažniausiai yra CO2 davikliai. Ten, kur daug žmonių, kurie neužsiima namų veiklą, dažniau pirmiausia oro kokybės kategorija, kad jisai yra blogas, yra CO2 koncentracijos padidėjimas. O jau gyvenamoji namuose tai dažniausiai yra drėgmės kiekis. Ir jie valdo, atidaro, uždaro tas orlaides, tą mikroventiliaciją, reguliuoja visą kitą tokiais žingsniais varikliukais. Tai nesiskaito mechaninė vėdinimo sistema. Tai yra galima sakyti, kad natūralaus vėdinimo mechanizuota sistema, užstatai tuos parametrus ir veikia ir tas dalykas yra daromas. Dar vienas dalykas yra periodinio šildymo patalpos. Žmonės atrodė, kad gyveno kažkas tai namuose, žmonės vieni išėjo, kiti nusipirko, pradėjo kiti naudoti savaitgaliais ir prasidėjo problemos. Puviniai, pelėsiai ir visa kita. Tai pagrindinė taisyklė, ten galima galvoti ir pas kaimyną prašyti, kad kurentų ar kažką tai da, bet pagrindinė taisyklė po naudojimo turi būti išvėdinti. Jeigu mes šildom patalpas, mes patys kvėpuojam, mes kažką tai ateinam su drėgnais drabužiais, pat ten gal kažkiek tai ten susikaupęs. Tam ore, šildomas oras, kaip teisingai sakė, įtraukia pas save drėgmę. Kuo šiltesnis oras, atstumas tarp molekulių didesnis, į tą tarpą lenda vandens molekulės ir jos tenai gerai jaučiasi. Bet jeigu mes, galvojam, gal kitą šeštadienio dar neatšals, ne? Ir uždarom tą visą laiką, ten susidaro sąlygos. Oras vėsta, jos santykinis drėgnumas didėja, kaupiasi ir jisai tenai, jeigu neduodam to vėdinimo, jisai pradeda savo blogą darbą. Ne iš vienos dienos, ne iš dviejų, bet per sezoną jau ten jo prisikaupia tos drėgmės, neišeina ir jisai tada pradeda, susidaro paprasčiausiai sąlygos, pelėsiam veistis, daugintis ir daryti savo veiklą. Tai pagrindinis dalykas yra vėdinimas. Jeigu yra paprasta sistema, išvažiuojant, langai turi būti atidaryti, namas prapūstas, ataušintas, atvėdintas. Tai nėra greitai mediniam name, nes medis vis tiek yra pakankamai imlus šilumai, jisai ne taip greitai atiduoda kaip koks ten karkasinis jau vien tik tai, bet aišku daug greičiau negu koks betoninis.
Tai yra toks tarpinis variantas, bet išvėdinti reikia. Kitas dalykas, tos mikroventiliacijos, kas yra, jau kur langai toks paprastas ir pigiausias būdas, jos turi būti paliktos atidarytos. Jūs nieko nesutaupysit, nepasiliksit to šilumos, nesulauksit to savaitgalio, turi būti namas gerai išvėdintas ir tada šita problema bus, pasislinks kažkur tai. Na ir toks jau, priejau prie to, ką šiandien labiausiai norėjau pasakyti, dėl drėgmės kondensacijos ant atitvarų paviršių. Tai yra ant vidinių paviršių. Kalbėjau, kad viduje susidaro dėl blogos garų izoliacijos, dėl sandarumo, o čia yra jau vidiniai paviršiai, kurie, sakysim, man tai atrodo, kad tai nėra pats blogiausias variantas, mes jūs matom, mes jūs galim suvaldyti, galim su jais tvarkytis. Daug blogiau, kai mes pamatom sienoje po daug metų, kai jau tenai net rankas baisu kišt, ne tik žiūrėti, kas ten darosi. Bet čia yra akivaizdžiai matomas dalykas ir tuos dalykus lengviausia suvaldyti, bet jie, aišku, kaip sakant, daugiausia bado akis. Kad atsirado kažkur tai pelėsis, atsirado tamsios dėmės, atsirado kažkokie tai dalykai ir po priežastys dažniausia atmetus visas tas, ką aš jau minėjau, tai yra dvi. Tai arba yra oro judėjimo ribojimas patalpoje kažkoks tai, arba tai yra aiškus šiluminis tiltelis. Tai priminsiu visiems, kaip perduodama šiluma, kaip atrodo bet kurie atitvara arba siena. Pradėsim nuo lauko. Siena yra tam, kad sulaikytų tam tikrą temperatūrų skirtumą padarytų tarp vidaus ir išorės. Nuolat šalia išorės sienos įdėdamas vėjas, oras, jisai eina pro sieną, nuo sienos šilumą atima, sušyla ir nueina. Ir jis ten migruodamas atima šilumą. Kad būtų ta šiluma pastovi, užtikrinta, kad jos vidinis paviršius neatšaltų, o atšalimas vyksta dėl to, kad per konstrukciją šiluma praeina, ten turi būti nuolat irgi judantis oras. Jisai turi keistis. Prie šildymo prietaise sušilęs oras turi judėti šalia mūsų išorinės sienos, šalia lango, šalia lubų ir šildyti tą paviršių tam, kad kompensuotų atidavimą į išorę. Tai yra visas šilumos perdavimo procesas. Dar yra vienas ta spindulinė šiluma. Jeigu mes turime aukštesnės temperatūros šaltinį patalpoje, tiesiogiai praeina ši spindulinė šiluma ir pašildo atitvaros paviršių. Bet tai turi būti pakankamai didelis temperatūrų skirtumas. Jeigu kalbam ten, kad nuo vienos sienos sena kita sušils, tai yra pakankamai maži srautai ir gerokai mažesni negu ta konvekciniai srautai. Tai yra konvekcija, tai vadinasi, yra šilumos perdavimas judant orui. Čia kaip tai vyksta drėgmės, paprastai sako kaupimas, bet ne kaupimas. Santykinio drėgnumo didėjimas ir prieina prie kondensacija. Tai parodyta, pavyzdžiui, čia yra tie daliniai vandens garų slėgiai, bet čia galima, tai yra lygu tas pats kaip vandens garų koncentracija ore. Tai yra galima vadinti gramai kubinė metrė, gramai kilogramai ir kitokiais vienetais taip pat. Jie visi yra ekvivalentiški, bet paprasčiausiai skaičiavimo metodam yra naudojamas tas vadinamas dalinis vandens garų slėgis. Ir va čia ta kreivė viršutinė, tai parodo, kiek savyje vandens gali turėti tam tikros temperatūros oras. Tai čia yra šita viršutinė kreivė. Matot, kuo aukštesnė temperatūra, tuo jis į save gali daugiau įtraukti ir jeigu bus tos drėgmės šalia, jis ją būtinai pasiims. Jeigu nebus, tai nepasiims. Tai jeigu mes turim, čia parašiau 50% santykinis drėgnumas, sakom, patalpoj arba lauke arba bet kur kitur, tai reiškia, kad tos temperatūros oras, apie kurią mes konkrečiai kalbam, turi save tik 50%, pusę tos drėgmės, ką galėtų į save įgerti. Ir dabar kas gaunasi? Jeigu mes turim normalias sąlygas patalpoje, 20 laipsnių temperatūra, 50% santykinė drėgmė. Kad atsirastų problemos, yra du variantai. Arba mes labai smarkiai turim padidinti dvigubai drėgmės kiekį ore, reiškia, tai turim daugiau kvėpuoti, daugiau laistyti, daugiau gyvūnų įsivesti, daugiau gėlių auginti, daugiau maisto ruošti. Bet jeigu mes šitą dalyką jau sakėm, kad mes jį mokam suvaldyti, mes to nedarom, tai atsiranda kita problema. Tas oras turi atšalti iki tam tikros temperatūros. Ir jisai atšala lygiai tokiu pačiu būdu, kaip ir perdavom per sieną metu. Tai yra kažkur tai prie sienos, paviršiaus temperatūra žemėja, jis atėjęs jau jo neužtenka tos energijos, ką atsineša, kai jis tą sieną sušildytų, nes jinai yra uždaryta kažkas, tai neleidžiama. Ir dėl to, jeigu ta temperatūra krinta, iš karto jo drėgmė didėja santykinė. Jisai jau turi savyje 80%, 90% to drėgmės kiekio, kurį jisai gali įgerti. O tai jau labai drėgna ir jau tos sąlygos susidaro.
Tai va, tai šitas dalykas yra labai svarbus, kad mes turim apsaugoti savo atitvarų paviršius, kad kuo mažiau ta paviršiaus temperatūra nukristų, nes oras yra vienodas, oras pasiskleidžia. Jeigu mes čia kažkur tai turim kažkur tai šaltinį, jis pakankamai gerai bus pasiskleidęs visoje patalpoje. Ir jeigu mes turim kažkur tai netgi, čia pasis paveikslai gal ne visai tokie, kaip aš galvočiau, kaip pavyzdį parodyti, bet jeigu turim spintą ar kažką tai, jis ir už tos spintos bus lygiai toks pat drėgnumas, kaip ir kambarį. Taip, jis labai greit pasiskirsto ore vandens gerai balansuojasi labai greitai. Atsirado papildomas šaltinis, aplinkui dar padidėjo vandens garų kiekis ore ir jis patenka visur. Ir už spintos, ir kažkur tai po stalu, ir už paveikslo galbūt, ir už, pavyzdžiui, kilimo, kokio jis praeina, negi jisai priglaustas. Ir tada gaunasi taip, kad normaliai patalpoje gyvendami mes užtikrinam 50% sakykinį drėgnį, bet kažkur tai iš paveikslo, už spintos, kažkur tai mes jau turim 80%, gal net 90% santykinį oro drėgnumą, nors vandens garų kiekis ore yra tas pats. Ir jau ten tiem pelėsiam sąlygos susidaro gyventi pakankamai tinkamos. Tai va, tai čia toksai irgi yra pats principas, ką norėjau iš tų parodyti, kad tai yra suvaldymas, iš kur ta drėgmė atsiranda. Ne tai, kai kalbant apie tą blogus variantus, kai pas mus lyja, kai pas mus per daug drėgmės, kaip mes daug augalų gyvenam, per daug laistom ir mažai vėdinam, bet netgi tuo atveju, kai pas mus yra viskas tvarkoj su oro, kuris yra va čia bendroje erdvėje, kažkur tai tose vietose tos atsiranda problemos ir mes su jom reikia kažkaip tai tvarkytis. Jeigu kalbant apie tai, kad kaip greičiausiai, kaip geriausiai oras pasiskirsto ir prieina prie išorinių atitvarų, tai vis tik yra radiatorinis šildymas. Tai yra toj vietoje, kur yra radiatorius, yra pats šalčiausias oras, tai yra prie lango. Koks namas bebūtų, vis tiek langas yra konstrukcija, kuri labiausiai, yra, sakysim, jau dabar jeigu kažkas tai ten labai seną pastatą, įdėtų labai šiuolaikinį langą, būtų gal atvirkščiai. Bet, principe, jeigu jau kažkokio tai balansas yra laikmečio išlaikytas, tai visą laiką sienos izoliacija yra geresnė negu lango. Ir langas dar jisai turi tam tikrą vis tiek mažesnį sandarumą ir ten yra pati šalčiausia vieta ir aukščiausia temperatūra. Kaip matote, čia parodyta, karštas oras, šiltas oras kyla į viršų, pirmiausia maišosi su šaltu prie lango esančio oru ir jisai toliau juda į tas. Tai oro judėjimas irgi labai priklauso nuo to, koks yra temperatūrų skirtumas. Jeigu mes turim 40, 50, 60 laipsnių radiatoriaus temperatūrą, oras smarkiai kyla, oro tankis priklauso nuo temperatūros ir tas, kuris oras yra prie šaltesnių paviršių, jisai žymiai sunkesnis negu tas, kuris tampa jau 20, 30, 40 laipsnių karštesnių ir sukelia intensyvų oro judėjimą. Ir kadangi jis intensyvus, tai jisai atsiranda tam tikra turbulencija, jisai daugiau nueina prie kampų, daugiau nueina už spintų, daugiau nueina už paveikslų dar kažkur, tai ir tokiu atveju mes turim mažiau problemų, nes jisai žymiai intensyviau būdamas aukštesnės temperatūros, būdamas didesnio tankio, susidaro didesni slėgių skirtumai, daugiau intensyviau maišosi ir mums nuneša į daugiau taškų, į daugiau vietų, netgi į kampus, į kažkur tai daugiau užtasyti, tą padaro, sušildo tą vidinį paviršių, kompensuoja tą atidavimą į išorę ir mes turim tų mažiau problemų dėl tos drėgmės kaupimosi, kondensacijos. Ir netgi, kalbant apie pelės, mums netgi dažnai ir nereikia tos labai didelės kondensacijos, ten užtenka drėgnų sąlygų. Ir jau jie pradeda savo tą darbą. Dabar kalba apie grindinį šildymą. Grindinį šildymas iš tikrųjų oro judėjimo prasme yra pats toks pasyviausias, gali sakyti, nori nei blogas, nei geras sakyti, pasyviausias. Oras, grindų temperatūra, netgi šildymo vandens temperatūra 29 maždaug laipsniai. Tai reiškia grindys 26, 27, ten 24, koks oro temperatūra, kitas iki 22 užtenka, didelės temperatūros nėra. Tai reiškia, oro tankių skirtumas yra labai mažas, o tankių skirtumas yra slėgis arba varomoji jėga, jinai yra maža. Dabar kažkokį tai, sakysim, jeigu turim prastus langus, jau tie langai duoda impulsą, jie atšala, ten kažkas tai stumia, kyla oras, pradeda maišytis jau viską. Bet jeigu mes turim gerus langus, nėra iš tikrųjų labai didelio stipraus impulso tą orą maišyti, sukinėti visą kitą. Tai čia irgi yra tikrai, kur grindinį šildymas
be papildomos vėdinimo sistemos, gali būti, vėlgi kalbėjau, viena ar kita, bet tai yra pati tokia pasyviausia sistema, kuriai labiausiai pavojinga tie visokie tokias vadinamas, kaip paprastai kalba, verčiant iš anglų kalbos, oro kišenės, arba oro maišai, arba dar kažką, tai kai kampai užstatytos vietos uždengtos, ten sunkiausia yra, kad pasiekia tuos dalykus. Todėl prie grindinio šildymo reikia jau dar labiau kreipdėmėsi į būtent priverstinę užšėtę ventiliaciją, arba kad ir tą natūralią, bet su intensyvesniu oro mainais, nes darant, sakysim, tuos modeliavimus netgi srautų, ten yra tokie manekenai, į tą programą įsideda, tai pavyzdžiui, ypatingai žmogus, jeigu miega, tai iš karto apie jo galvą taip ir kaupiasi tie visi tokie debesys, pirmiausia CO2, paskui drėgmės ir visa kita, jeigu tokios sąlygos. Tai šitas dalykas yra tikrai mediniam namui, visiems yra sveikas dalykas, grindinis šildymas yra labai ekonomiškas, jeigu žiūrint šiluminio siurblio panaudojimo prasme, bet čia vėlgi reikia žinoti, kad tai yra oro judėjimai patalpose, yra pati pasyviausia sistema. Toliau kalbam apie židinį, koklinį pečių radiatorių. Tai yra tą įrenginį, kuris turi dvi funkcijas. Tai yra ir oro pašildymas, ir spinduliuotė. Tai jisai yra irgi daug geresnis negu grindinis. Jeigu kalbant apie oro judėjimo sukėlimą, jisai nestatomas dažniausiai prie lango, taip, nelabai, dažniausiai statomas priešais. Ir tada gaunasi toks irgi dvigubas dalykas. Vienas dalykas, tai pasijauktų yra aukštos temperatūros, na, sakysim, gerokai aukštesnės, tai vis tiek tai yra 40-50 laipsnių paviršius. Nuo jo spinduliuotė eina į paviršius, o spinduliuotė paviršius šildo pakankamai gerai. Reiškia, jau pats įrenginys, jau jisai šildo paviršių. Ne tik tai, kad oras. Tai jeigu, pavyzdžiui, kažkur tai nėra užstatytas tas įrenginys, tai atšaldyti tą paviršių ne taip paprasta, netgi esant silpnesniam oro judėjimui. Taip pat čia irgi yra aukštesnė temperatūra ir tai jeigu dar yra langai, jau jie sukelia tas turbulencijas, jau oras maišosi įvairiom kryptim. Tai irgi yra daug geriau. Na ir kaip pasakoju, dar jeigu tam yra židiny taisyta kapsulė, jeigu dar tas oras pradeda eiti kažkur tai išvežiotas tose vietose, kur mums labai reikia, arba mes matom, kad ten jo kaitos trūksta, tai čia tokiam mediniam name yra tikrai pagalvojus, pasitarus su specialistais, galima padaryti labai gerą, tvarkingą tą oro judėjimo sistemą, kuri užtikrins ir tuos visus dalykus. Tai šitas dalykas yra geras iš tikrųjų ir jeigu teisingai pasirinkus tą židinio arba krosnies vietą, jau jo bendrojo atveju vėlgi yra toks teigiamas, labai teigiama įtaka, būtent oro cirkuliatoriai patalpose ir paviršių temperatūros padidinimą. Nu ir vėlgi buvo užsiminta apie tą vadinamą orinį šildymą. Orinis šildymas yra irgi geras dalykas, bet tai irgi turi būti teisingai padaryta. Jeigu mes kalbam apie orinį šildymą, teisingai pasakė, kad čia mūsų klimatui ne visai tinka, tai skaičiavimai rodo, kad maždaug iki 12 laipsnių mes atsitvarkom su oriniu šildymu, tai yra, mes galim patiekti, bet tai turi būti jau ne vieno rasto namas, tai turi būti jau su gerom varžom pastatai, su viskuo, nes orinį šildymą riboja du parametrai – oro kiekis, oro temperatūra. Jeigu mes su oro kiekiu, kuris nesukelia mums skersvėjų, tai yra iki 1 metro per sekundę oro judėjimo greičio, ir nedidinami daugiau negu 55 laipsnių, tai yra, kai veikia žmogaus kvėpavimo organus ir pradeda degt dulkės, mes sugebam patiekti pakankamą kiekį šilumos. Jeigu mes norim daugiau šilumos, arba turim didinti oro kiekį, arba turim kelti temperatūrą. Tada vienu atveju žmonės serga, kitu atveju, abiem atvejais blogai, nes jie netitinka sąlygų. Tai iki 12 laipsnių, čia jau gerai apšiltintam name, šiuolaikiniam iki 12. Jeigu kalbam apie rąstinį, neapšiltintą viską, tikriausiai 5-7 kokį apytikriai laipsnį, mes sugebam su tokia sistema įnešti tą oro kiekį. Tai paprasys pasyvaus namo standartas, visa kita, jų išpopuliarinta orinio šildymo sistema. Jeigu pažiūrėsit, nėra projekto, kurioje nebūtų rezervinio šilumos šaltinio. Ir daug metų tai yra gražia pastatytas koksai granulinis arba kieto kuro katilas su dideliu radiatorium gyvenamam kambarį, uždengtų gražia madurelėm ir kažkuo tai. Atsirado šalčiai, užkūrė tą katilą, paduoda didelį kiekį šilumos į patalpą, sistema pasiima pati, išnešioja po visas, nedidindama oro kiekio ir temperatūros.
Viskas ten buvo padaryta labai labai paprastai. Tai šitie variantai irgi pasyvaus namo, būtent ta koncepcija, kuri 30 metų gyvavo be jokių pakeitimų, jinai labai gerai ir teisinga. Bet tas pats oro paskirstymas, čia irgi yra pakankamai sudėtinga sistema, lygiai taip pat, jeigu kalbant apie mechaninį vedimo sistemą, čia beveik niekas nesikeičia, reikalinga teisinga ta oro paskirstymo sistema. Tai čia ir mechaninė vedimo sistema, su rekuperacija, ir kalbant atskirai, jeigu turim orinio šildymo sistemą, nes jinai kartu yra ir vėdinimo sistema, vėlgi čia yra tikrai dabar paskutinės naujovė, labai populiaru, daromos tekstilinės vėdinimo sistemos elementai. Tai yra elementai, kurie neturi savo, arba jų tie difuzoriai vadinami, yra didelių matmenų. Taip pat pats ortakis yra nesandarus, jisai yra perforuotas, ta prasme, kad jisai tą orą paskirsto ne vienam taške, ne per vieną va čia tokį angą, o per didelį plotą. Ir mes praktiškai tų nejaučiam tų skerspjūvių, neveikia šitos sistemos. Ir čia jau vėlgi yra žymiai geresnė situacija, vėlgi jos labai priklauso kaip išdėstyti, bet kad tas oras patektų, kad jis vienodai sušildytų mūsų visus paviršius, kad susidarytų visos sąlygos. Tai va, tai nežinau, čia nelabai aš dėliau tas tokias jau detalės, visi tikriausiai suprantat, kad va, šituo atveju, pavyzdžiui, yra palangė padaryta tikrai labai gerai, nes jinai neužstoja radiatoriaus, nes jeigu užstojam palangį, tai oro judėjimas iš karto mažėja. Nesvarbu, kad mūsų radiatorius bus karštas, bet paviršių temperatūros kitų priešingose bus gerokai žemesnės, nes jisai stabdys tą oro judėjimą. Jisai labiau tą bangą užlenks, jisai mažiau maišysis su lango oru, jisai kažkur tai neis, kitaip susisuks. Toliau, jau kalbėjom irgi, sakysim, pavyzdžiui, apie paveikslus, dažnai būna nuima paveikslą, ten jau supelija kažkas. Tai va šita pagavimo sistema yra žymiai geresnė, negu ten prikalta prie sienos, visais 4 taškais ir visa kita. Kilimai. Kilimas atrodo viskas gerai, bet kilimo varža, lyginant su rąsto, pavyzdžiui, 20 cm yra tikrai reikšminga. Ir jeigu kilimą padedam, tai prie kilimo gali būti ir geros sąlygos, netgi oras judės, bet už kilimo paviršiaus temperatūra bus gerokai mažesnė, o vandens garai bus lygiai tokios pačios koncentracijos visam name. Ne tą pačią minutę, tai už 2 minučių ar už 2 valandų vis tiek įsilygins. Ir ten jau susidaro idealios sąlygos. Žemesnė temperatūra, nėra oro judėjimo, augam ir dar su antklodė šilta. Tai va, toliau dalykas yra labai toksai aktualus, tai yra linoleumo paklojimas mediniuose pastatuose ant medinių grindų. Jeigu pas mus apačioj nėra tenai sandarumo, yra pavojinga. Jeigu mes padėsim linoleumą ir labai gerai vėdinsim pogrindį, gal nebus bėdos, bet jeigu padėsim linoleumą ir nevėdinsim pogrindžio, man tai tas, sakau, tas įspūdis, kai su kastuvu grindis iškasa, tai yra jau žiaurokas, bet teko pačiam matyti. Tai, ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, patalpose, rąstiniai namai, čia palangės. Bet irgi paimta iš Veliukso kokių 97 metų paskaitų. Visi nori, žmonės visiems logiškai sako, kad va šitaip apkaltas langas, stoglangis yra idealus, ne? Jis yra geras apšiltinimo prasme. Taip, čia bėda yra, va šita yra bėda. Bet jinai mažesnė, negu čia susidaro, dėl to, kad čia vadinamas tas oro maišas yra. Ir va šitoj vietoje visą laiką rasos. Paprasčiausiai ateinas ir tas oras, kai jis ten liptų per tą kraštą ir pradėtų šildyti tą langą, jau bus bėda, taip? O šitoj vietoje, tai čia yra, kaip sakant, iš 2 blogybių renkamės geresnė, nes šitoj vietoje mes turėsim daugiau šilumos sunaudoti, bet tas oras bus apteis, jisai gražiai apeis apie tą langą. Tai va, ir kita problema, šią tikrai labai trumpai, tai vidinių šiluminiai tilteliai. Tai natūralus paviršiaus atšalimas dėl to, kad yra kokie tai termointarpai. Tai vienas čia iš būdų yra rąstai. Praeina rąstas, daisai kitas, iki yra iškištas per pusę metro į lauką, ten kažkur tai visa kita. Tai jeigu namas neapšiltintas, tai pusė bėdos. Iš visas vienodos temperatūros, mes daug šildom, kad pakeltum tą temperatūrą paviršiaus ir lygtai neblogai. Bet jeigu mes jį apšiltinam, ypatingai iš vidaus, tai reiškia atidavimas gerokai padidėja. Ir vis bendrai, kalbant apie tą šiluminį tiltelį, tai yra skirtumas tame, netgi kalbame apie medinį namą, kad ten nėra tų metalų, nėra tų betonų ar nieko. Bet geriausias pavyzdys man namo kampas. Jeigu mes atsipjaunam namo kampo po 1 metrą kampą, 1 metrą tą. Tai yra plotas, pro kurį šiluma išeina iš pastato.
Bet jeigu mes pažiūrėsime iš anos pusės, tai ten bus tikriausiai 1,5 metro to ir 1,5 mo. Tai reiškia sumuoja, jeigu čia pas mus šiluma išeina per 2 metrus, įeina per 2 metrus į konstrukciją ir išeina per 3 metrus. Tai reiškia, kažkur tai turi temperatūra krist, nes atidavimas galbūt panašus iš vidaus iš išorės. Nu, čia priklauso nuo vėjo greičio, nuo visko, bet tai skirtumai nedideli. Tai būtent jeigu per šitą rastą ten kažkur tai jisai iškištas, jeigu ten jo ilgas galas dar duoda tą šilumą į išorę, tai reiškia, per jį nespėja tiek daug šilumos praeiti, kiek būtų, jeigu jis neapšiltintas, nes jisai pailgėjo, apšiltinimu pasistūmė į vidurį. Tai tuose situacijose irgi reikia tų šiluminius filtrelius, nu čia jau labai daug aš nenoriu plėstis, nes tai yra atskira tokia tema, bet mediniam namam nėra labai tokia didelė aktuali, nes vis tik tai medžiagos yra pakankamai vienodo šiluminio laidumo, jos skiriasi šiek tiek savo kryptimi, tai skersai išilgai didesnė, bet tokios detalės kaip čia irgi jos duoda tam tikrus problemas, kad paskui tam apšiltinimo sluoksnį galim turėti tuos blogus dalykus.